Raimonda Šleiniūtė. Prieš vėją nepapūsi. Oi, pūtė, pūtė, šiaurus vėjelis, oi, barė, barė, mani bernelis, oi, barė, barė, mani bernelis, oi, nepūs, nepūs, šiaurus vėjelis, oi, nebark, nebark, mani berneli, oi, nebark, nebark, mani berneli. Tau tik tais dainas dainuoti, geriau gyvulius apeitų, tai bent kokia nauda iš tavęs būtų. Bėda paskutinė, kad netikus gaspadinė. Bėda su kvailiu bartis, su plikiu peštis, o tu kaip visada iš šiaudo vežimą priskaldai. Šnekė greitai, o diena trumpa, nors tavo liežuvis be kaulo nepavargs. Ko čia taisaisi, gal išeini kur? Susirūpino, matai, taigi einu to vėjo ieškoti, vėl stogus sušiaušia, kiekgi galima. Darbutis gauna darbą, o šnekutį šnekta. Eik, tik ar vėją laukuose sugausi. Kaip bus, kaip nebus, bet šį kartą vėjui tai tikrai galas bus. Tabalai, tai, judink senę kaulus, sudaužk rankų delnus, tragručiais su spirgučiais, senis kaulai kaip stibikai, ilgi kaip botagai. Mažiau pūsk, nepūsk taip smarkiai, tai gal man visus stogus nudraskei, kiekgi galima. Ko čia reikia lyg velnės į blauzdą plėšti? Imk, tik nepadaugink, kad ir moki. Tuoj aš tave pamokysiu, kaip reikia pūsti. Pažiūrėsim. Pamokysiu. Pasismaginai pūsti. Žiūrėk, kad tavo trobos visai nenugriūtų. O tu- mane moka, jau pati nemoki. O tu lėki kaip uodegon. Prieš vėją nepapūsti. Ha, vis tiek pamokiau. Tabalai, tai, judink senę kaulus. Pavargau tiek to. Prisėsiu. Nu, kad jau prisėdau, tai papasakosiu tokį nutikimą. Tokiam kaimynui buvo Kazlauskiui. Gyvena ten ir sugalvoja tirvikį pasidaryti. Tokie mūšlaiti buvo, ravuks bėga. Pradėjo jis tus kelmus rauti, ale tik pukšt skardinati žemės ir išritėja. Ta žiūr, kada netuščia pilna. Parsineši namo, jam bemiečiuojant, viena šimtinį suplyša. Žiūrans, kad ten kažkokie popieriai, karalius nupiešts, o jis tų pinigų nei nepažinoja, nei rašyt, nei skaityt nemokėja. Išsiganda jis ne juokais, nubėga pri bajorą ir sako, ale žiūrėk, bajors, kas čia yra, a čia prieš karalių, ne prieš karalių. Tas tai nedorins buvo, jau ir rašyt mokėja, pinigus pažinoja. Apgaus, pagalvoja, sako, jo, prieš karalių. Tas išsigandęs palika tam skardinatį, parbėga namo. Vieną dieną, antrą dieną atein kaimyns ir sako, ale kuo tu tiems vaikams duodi su tais pinigais žaisti? O tas sako, kokiais pinigais? Ale pažiūrėk. Sako, a čia pinigai, piniga, sako. Tas nubėga prie to bajorą ir sako, ale tu man atiduok tam skardinatį su tas pinigas. Kas sako, aš jau sudeginau, prieš karalių buvo. Nu, tas įgrįžo be pinigų į be nieką. Nu, kiek čia ten liežuvį belaitis ir reik toliau keliauti. Tabalai, tai, judink senę kaulus. Labą dieną.
Prašom kasdieną. Gerą dieną. Kas ten eina per kiemą? Nesuprantu. Tai gal geras vakaras? Bet ne kas vakaras. Vakaras yra geras. Bet kažin kokia tu esi. Šita moteriškė pasisveikino su manim, juk saulė nei kelmo nelenkia. Ne man. Be kirvio, be kirvelio, be grašto, be graštelio, tiltą padirba. Spėkit kas? Ogi aš, šaltis. Matot, koks aš galingas. Mažiau peškitės į pasisveikino su manim, juk aš esu vėjas, aš pats galingiausias, prieš vėją nepapūsi. Ne, čia taip nieko neišspręsim. Tai išskaičiuosiu jūs. Manau, tai bus teisingiausia. Eiduku, eidaiduku. Gaudė boba du gaidukų. Du gaidukų po pečką, o bobutė krepečką. Sakiau, ji pasisveikino su manim. O jei mane paniekinsi, aš tave sudeginsiu. Jei mane paniekinsi, aš tave sušaldysiu. Žmogau, ką čia jie tauzė, nebijok su manim, tau nieko blogo nesistos. Šala. Vyrai baloj kuolus kala. Žmogau, kiek aš tau galiu kartuoti, kad aš pats galingiausias. Kai saulė kaitins, tuo tarpu pūsiu aš. Ir tau nebus per karštą, nejausi jokio karščio. Kai saulė nustojus kaitinti, stos šaltis, aš nustosiu pūtas ir tu nejausi nei jokio šalčio. Tad atsimink, kad aš galiu ne tik trobų stogų sugriauti, bet galiu apsaugoti tave nuo saulės ir nuo vėjo. Aš pats galingiausias, prieš vėją ne vienas nepapūsit. Jau pranašai linksmų dienų, kas rytas lanko mus. Ir vėjas iš kalnų, jau beldžias į namus. Kvatoja vėjas, žino jis, kad juodi medžiai bus žali, pro langus skverbės, pro duris, pavasaris jau netoli. Ei vaikai, šaukia jis visus, ei susirinkite visi, aš tuoj nupūsiu jums takus ir žaisite basi. Edita Mačiulytė. Pasaulis pilnas visokių vyrų. Oi, dievuliau padėk, tinginy pabėk, spartelą pasispardyk. Dieve padėk. Dėkui, dėkui. Galėtum padėti man su šiaudais padirbti. Ale kaiminėl, ko tu tokia nusiminus kaip žemę pardavus? Kasgi nutiko? Nu taigi girdėjai, vyrų savo nesenai palaidoju. Kūdė aš į beno dabar darysiu tokio jaunystai. Tai kasgi nutiko, kad toks jaunas pasimirė? Nu žinai, koks Janas buvo geras gaspadorius. Pažiūrėk, tu kokiu man dūminį gryčių pastota. Atominį kaip Mikalauskioko korlą apsiveršiovo. Tai mes nusipirkom iš ano veršiukų tokį. Nu ir užsiaugino mano vyras tų veršiukų. Toks didelis užaugo. Ale vienu dienu sumyslėjo manų papjauti. Suprošėm pavolvą 10 vyrų, atajo tie vyrai, čiūpam tumėtelį ir papjovom manų. Tu masų išredudavojam, sučvertavojam ir užunešėm aukštynių, kad rojų nepavyko. Nu, ir vienu vasaru sumyslėjau važiuoti kelionę. Žinot, kiek būna. Atsibodo man su tuo vyru namie sėdėti. Nu ir sakau, Anam, Antanėlį tu mano bungus. Būk geras, užliek dujų ant to
aukštinio ir nuplašk man gerų vobalų masos. Nuvėjo tas vyras ant to aukštinio, o toj masoj buvo skūra atsuknojus. Tai nuo vėjo birbimo tunuojta labai gražiai. Birbimo vėjo, ne birbimo. Tunuojta labai gražiai birbė. Ir tėvulių tu mono, pagalvojo tos mono vyrėlis, kad tik kažkoks orkestras groja ant aukštinio, ar tu pamyslyji. Gerai, kad o šito du daržį dirbu. Tik tai girdžiu, trinkt, binkt, įlakių gryčion žiūriu, aukštinio nebar, o vyras su visų mėsų guli nebagyvas. Ale buvo jau tuščia galva, kaip daržinė pavasarį. Ale apie kokį vyrą aš tau papasakosiu. Įsivaizduok, pagalvojo, sumėslijo pamokyt savo žmoną. O buvo taip. Ona su Janina sugalvojo nuvažiuoti Palangon, sanatorijon. Tai ona prisipirko suknelių, prisidėjo pilną čimodaną. Tas vyras ją gražiai išlydėjo, dar pinigų įdėjo. Va, tai Janinai tai ir nepasisekė. Vyras nebuvo patenkintas, kad ji išvažiuoja. Kai ta buvo prisidėjusi pilną čimodaną tų drabužių, nutaikė metą, kai nebuvo jos gryčiai, ir ištraukė visas sukneles. Ta nuvažiuoja į tą Palangą, visas draugės, po tų visų procedūrų, į koncertą, nirkinant, visur. O ta vargšė Janina vis krūmo su ta rudinė. Įpyka ir rašo vyrui laišką. Dėkui, dėkui tau, vyriaus, už paslaugą. Tas išsiganda jau ir pripirkęs tų suknelių, ką bedarys, jau susiruoši važiuoti į tą Palangą. Ale ta nelaukė, grįžo namo. Atseit vyrs pamokė savo žmoną. Nu taip, tas senis vietoj tėbučių joms kurondovus, kad maža nepasirodytų. Dievus glėby, ar velnį širdį. Nugi labas rytas, kaiminėlas. Nu ne tas rytas, labas rytas. Kam skirtų, kaip kojų įspirtų. Aš čia pro šalį ėjau, ar nugirdau apie kūniščių šnekat. Ir prisiminiau tokį dainuškų. Gal kad jūs mokat, galim kartu padainuoti. Šių naktelų per naktelų kalakutus gaudžiau, ir viriau, ir kepiau, ir svetėlių laukiau, ir viriau, ir kepiau, ir svetėlių laukiau. Privažiavo ir prijojo pilnas kiemas svetėlių, ir surišo mano vyrų nedorų, ir surišo mano vyrų nedorų. Mano vyras labai dūksta, net iš kelnių dūmai rūksta. Ne tik dūmai ir garai, gol vyriau tau negerai. Ne tik dūmai ir garai, gol vyriau tau negerai. Mone gaila, kad jie vyrų surišė. Man tik gaila, labai gaila, kad nestipriai suveržė. Man tik gaila, labai gaila, kad nestipriai suveržė. Kai ištrūks mano vyras nedoras, do ne kartu, man kasalas išardys. Do ne kartu, man kasalas išardys. Suvitino, sudžiovino mani jaunų kaip uogų, užtat mano jaunuolalas nebebuvo nė vaikų. Užtat mano jaunuolalas nebebuvo nė vaikų. Tai džiaugiaus, kai vyras pasimyra. Pakavojau su kaliošais 30 numerę. Pakavojau su kaliošais 30 numerę. Nu, prisės geriau prie mūsų. Padėsim mum irgi čia padirbėti. Jau daug mūškų, ale žinai, nors vienu pijokų mažiau bus. Ale tik paklausykit, ko aš jums papasakosiu apie savo senėlį. Lati tai vyras buvo, kad aš jį dabar tokį gaučiau. Nu, toks labai bevojimis buvo. Pirmago labai šokius lankyti. Nu ir vienu vakaru, kiek visadu, Algis tai ir tokiam, kai man vėl pasišokti. Ir ajo per kapus. Ale toksai lietus užajo. Nu tai kuo ants darys, jiem ar pasislėpėti po kažkokiu paminklu. Tupi ir žiūri, kapas krūta. Iš to kapo grobas lenda, o iš to grobo numirėlis stojas.
akis liet. Aš jau tai negyva gulėčia. O jis tik žiūri, kaip tas numirėlis, kaip vėjas kažkur tu nurūko. Nu, dar tas mano senėlis pasiema tų dunkti to grobo, užsidengia, nu kaip tik nuo lietaus daug geriau, negu tipo paminklu tupėti. Nu, tai tada ansti tupi, kaip tik ir lietus pradė, žiūri, atolakė numirėlis. Nu, tai tas numirėlis jau nori lysti ton savo grobon, ale žiūrit, kitų čia nevara. Ir pamota mano senėlį. Soko, atiduok tu man tų dunkti. O senėlis soko, o kur tu buvai? Nu, kaime buvau, Vėsėlios. O kuti veikiai? Nu, jaunuosius numarinau. Nu, tu senėlis klauso, o tai negalima nudaug prikelti. Nu, kūnų mirėlis, nu, taip nenori, soko. Nu, galima. Jeigu tu nupleštum nuo mano skvernų gobalų palos ir parūkytum man nuosint ugnies, pamatytum, tie numirėliai gyvieji, jaunieji keistotus gyvi. Senėlis sako, tai duok tu man tu savo gobalų palos, kitaip liksi tu be to savo dunkčio. Nu, kudaris tas numirėlis, nu, negali toks, kiek numirėlis, vaikščio tarp gyvųjų. Nu, tai paėmė duoda tu savo gobalų, tas senėlis patenkintas jau eina kaiman. Ateina į tų kaimų, žiūri, visi kiek pasiūti loksto, rauda, plaukus pagatavimo galvų nusiplašti. Soko, taip ir taip, baikit jūs, nustokit raudoti, o šį jum padasiu. Nu, tai žmona soko, gerai, tu būk geras, ponė, padėk. Nu, tas poja matau, išsitraukė tų gobalų iš kišienas, ant ugnies papurino, žiūri, jaunieji jau gyvi stovi ir sveiki. Ale ir žmonas dievulių tų brungus, padarai tu jiem gerų darbų, tai pradėjo dorėkti ant mano senėlio. Sako, čia tu pats anuos ir numarinai. Senėlis sako, eikit jūs po besų su tokiom savo šnekom. Einam ant kapų, aš jums visų teisybę parodysiu. Nu, vajo tie visi ant kapų, iškasė duotų numirėlim. To senėlis turėjo likusi tų gobalų palos, ne visų sukūrėno. Nu, tai uždėjo kepti prie numirėlio, žiūri, ir spalva atitiko, ir siūlas. Nu, tada visi patikėjo to mano senėliu ir daug dovanojo. Nu, tai va, kokie tokie jaunieji, kiek girdėjau, ilgai ir laimingai gyvena. Eik, aš visada sakau, burna nebūk durna, mokėk kloti būsi soti. Va čia tai vyras. Ir protingas, ir viską, ir per savo liežuvį turtingas patapo. O čia tai vyras, sakau. Bet kaip pagalvoju, kaip baisu dievulio brungus. Apšikai duris, apšik ir lungus. Jei baisu, tai apsidenk maišu. Ai, mergiotės jūs mano brungusios. Nebešnekakimės apie tos vyrus. Juk žinot, kad ir mergiočių mūsų kaime visokių būna. Va, tų progų kaip tik jums vienu dainušku padainuosiu. Žinau, jūs irgi jų žinot, tai pritorkit man. Atsibodo kaimo mergai mėšlalis kratyti, sugalvojo mergužėlą miestų pamatyti. Nusidoža jinai lūpas, kad būtų gražesnė, susiveržė virvi pilvų, kad būtų plonesnė. Nusipirko į krautuvą kojines šilkynes, užsimodo mergužėlą iki pat šeikynes, užsivilko į suknelę trumpų ykščiukelių ir norėjo išsiskirti nuo kaimo mergelių. Užsivilko į tupliukus rūtaukštų kulniukų ir bijojo, kad negrįžtų eidama parbrūkų. Vaikštinėjo į po miestų ir ant šonus dairas ir galvojo, kad berniokai visi valvins eiles. Kas čia dar tiesai pastavi troboj? Kieptikas, mano budilnikas gi. Laikas eiti mon griekus bažnyčion išsakyti. Ar jie tik ir palaidai jau griek prisidėjo? Nu jo, kokie tai griekai. Ale žinot, ko aš jums pasakysiu, mergiotės? Vyras yra blogai. Vyro nėra, vėl blogai. Ale batų vyrų mum vis tiek negerai.
Lina Jakočiūnaitė. Ko lauki? Ar šventinto? Kepu bandėlės. Ar man duosi? Neduosiu. Duok. Neduosiu. Duok. Neduosiu. Aš tave vysiu. Nepagausi. Ar baigsi čia šokinėti kaip dvi varlės ant lentos? Juk dar negalima triukšmauti. Sėskit ir padėkite man kiaušinius dažyti. Štai, pažiūrėkite, kaip gražiai nudažiau raudonas kaip pavasarinė saulelė. Pavasario laikas, dirba senas ir vaikas. Pradėkim ir mes dažyti. O kodėl tos kiaušinius reikia dažyti raudonai? O todėl, kad seniau buvo vienas karalius, kurį visi labai mylėjo, tačiau tas karalius neturėjo vaikų. Bet vieną dieną tam karaliui gimė sūnus. Visi taip apsidžiaugė, kad viena višta nesuturėjo ir padėjo raudoną kiaušinį. Nuo to laiko žmonės ir pradėjo dažyti kiaušinius, nes kitaip nemokėjo išreikšti savo džiaugsmo. Bet aš esu mačius ne tik raudonai dažytų kiaušinių. Eik, ilgas plaukas, trumpas protas. Ne tavo protas neturi kiškis. Ar baigsit jūs čia peštis kaip dvi vištos dėl gaidžio? Dabar kiaušinius dažo įvairiausiomis spalvomis. Juodai dažo kaip angliukus, mėlynai kaip dangus, geltonai kaip javai. Taip pat kiaušinius margina įvairiausiais ornamentais, skritulėliais, kvadratėliais, trikampėliais, saulutėmis. Margina vašku, raižo peiliuku. Tačiau man gražiausia, kai kiaušinius apvynioja žolelėmis ir įsupa į svogūno lukštą. Na, ar dabar aišku, dėl ko reikia dažyti kiaušinius? Aišku. Labas vakars, gaspadine, hei, lalo. Labas vakars, gaspadine, ar jau miegi saldų miegą, hei, lalo. Jei užmigus nusibudik. Kad tave zuikiai užbadytų, ką čia dabar sugalvoji tokį vėlų vakarą? Ko lauki? Ar šventinto? Kepurę laikau, kiaušinio prašau. Kepurę turiu, kiaušinio žiūriu. Tu iš mėnulio iškritai. Kasgi eina kiaušiniauti šventų Velykų išvakarėse? Šitaip kvepia pyragais, ragaišiais. Tai ir nesusiturėjau neužėjusi. Kad jau atėjai, tai čia tau seną kailį tu neatsisės, nors tiek iš tavęs maudos bus. O kam tu tepaisi tik darytas? Ai. Trikšt. Butelių rasiu. Net saldu kaip jau gerai. O kas tas kiaušiniavimas ir kam tu tą kepurę davėjai utinėti? Tu ką neatsimeni, taigi močiutė amžinai į ateitį pasakojo, kad antroji Velykų diena kiaušiniavimo diena. Taip, kiaušiniauti galima eiti pas artimiausius giminės, krikšto tėvus, kaimynus. Kiaušinį dar galima užsitarnauti parūpinus vienišiems žmonėms šventintos ugnies ar vandens. Ir už gražią dainelę? Taip, taip. O už eilėraštį? Aišku, kad gautum. Tai labai gerai, nes aš žinau vieną, kuris labai tinka Velykoms. Mūsų kaime daug vištyčių, daug perekšlių kudakyčių, o tarp jų ir krokodilas toks baisus kaip 2 gorilos. Nepatinka jam čia būti. Niurzga, niurna jis truputį. Vištos pyksta, plauk į Nilą. Varo laukės krokodilą. Užsikasi ten į smėlį ir perėsi kiaušinėlį. Ko nemačius nesakyk, už tokį tik kailius pautinėti gautum. Ji tokia gudri, ėmink myslę keturvystę. Aš pirmiausia išskaičiuosiu, kas myslę užlips. Skaičiuok. Vaikai nori pabėgioti, bet nežino, kaip skaičiuoti. 1, 2, 3, eina traukinys, višta ir gaidys. Vėl aš. Tai ko čia sėdi kaip višta ant kiaušinių? Sakyk. Nu, kiaušinis vištos tikrai nemokys. Pramušu ledą, randu sidabrą. Pramušu sidabrą, randu auksą. Kas? Eik, višta. Kas protingas, tas bagotas. Tai sakyk, kas? Kiaušinis. Teisingai. O dabar jie tokia gudri kaip Latė. Pasakyk savo eilėraštį. Buvo vienas į kiaušinis, bet nepaprastas auksinis.
Oi, koks tvirtas, oi, koks kietas, na žodžiu, iš aukso lietas. Patupėjo lygi ryto, nieks daugiau neišsirito. Veikęs gūžtoje kiaušinis buvo šaltas ir auksinis, nes per tvirtas, nes per kietas, nes dėja iš aukso lietas. Tai dabar jau vaikščiasi taip, kad kiaušinis nuo galvos nenukristų. Aš tai, kai jūsų metų buvau, tai dėdukui, tai močiutei galvai šutinėsi ir jau kiaušinį turėsi. Na, o aš kai maža būdavau, tai visada sakydavau. Aš esu maža mergėkė, panas Marijais kvietkėkė, Pauliau ant kelių skyniau kvietkelį, Velykų rytą lėliai pražyda, ne dėl monis veinos, dėl visas vieta. Prašom nerugauti, Velyką atidauti marga rašyta, kur geraciuots dausi neprašyta. O pas mus dar naktį ateidavo Velykė. O kas ta Velykė? Taip, kas ta Velykė? Velykė yra gera senutė, pamiškėje dažanti kiaušinius. Kai prieš Velykas pas mus ateidavo koks senelis, tai mums pasakodavo. Jau mačiau Velykę pamiškėje kiaušinius dažančią. Kiti pasakodavo, kad Velykai padeda kiškučiai, mažiems geriems vaikučiams. Velykų babutė atneša po 2 įvairių spalvų kiaušinius. Kartais padėdavo tik vieną. Tada sakydavo, mat buvai negeras, todėl Velykė tik vieną kiaušinį padėjo. Taip, vaikai, pas mus kaiminystėje gyveno toks berniukas, neklaužada, o jau tinginys darbą dirbdavo kaip ne su savo rankomis.